Labadiena, mėlyje žiūrovai. Nors už lango jau žvarbu ir šalta, karštos ESF naujienos jūs tikrai sušildys. Štai ką matysite šioje laidoje. Pagalba darbais.lt problemas sprendžia greitai ir iš esmės. Nelik abejingas, prisidėt gali ir tu. Po 6 metų pertraukos rytų partnerystės šalyse neeilinė sėkmė. Laimėtas Lietuvos institucijų savarankiškai parengtas tarptautinis ES dvynių projektas, šįkart Moldovoje. Projektų vykdytojai, suskubkite papasakoti savo projektų dalyvių sėkmės istorijas ir sudalyvaukite konkurse Žingsniai 2014. Būna dienų, kada kiekvienas litas yra svarbus. Bet supranti, jog yra žmonių, kuriems šiandien daug blogiau ir tu gali jiems padėti. Aišku, ne pinigais. Gali padėti neįkainojamais darbais. Kartais juk reikia tiek nedaug. Pagalba darbais.lt unikalus ESF projektas, suburiantis neabejingus. Būtent pagalba darbais idėja kilo vadovaujant projektui pagalba daiktais. Kai mes dirbome su labdara, šiek tiek kitokiu būdu nei senusios nevyriausybinės organizacijos labdaringos, gaudavom poreikius tiesiogiai iš žmonių ir tiek iš organizacijų ir dažnai tie poreikiai būdavo ir prašymai kompleksiniai, kai ir prašydavo ir kažkokios paramos būtent materialiai, ir lygiai taip pat būdavo prašoma kažkokios pagalbos savanoriškos vieniem ar kitiem darbam. Ir pamatė tą nišą, kad savanoriškas darbas yra taip vis populiarėjantis Lietuvoje, bet jisai ganėtinai siaurai apsiriboja vienomis ar kitomis veiklomis. Norim praplėsti tą požiūrį ir kad darytų žmonės vienkartinius, paprastus ir įvairiusnius savanoriškus darbus vieni kitiems. Būtent čia yra ta galimybė, kai nereikia kažkam tai atverti piniginės, būtent duoti pinigų, kas dažnai kažkam yra skausminga. Tai gali bet kuris žmogus atrasti pagal savo gebėjimus, pagal savo specialybę, ar norima daryti veiklą, kokį nori jie darbą ir tai taip savo pasidaryti gerą jausmą prieš Kalėdas. Neeilinė sėkmė. Lietuva vėl parodė, ką gali. Laimėjome dar vieną tarptautinį dvynių projektą. Šįkart mūsų brolis dvynys bus Moldova. Įjungiame tiesiogiai brolius Gedrinovičius dėmesio į ekraną. Hei, broličečka! Hei, mes tokie panašečka, o kodėl Moldavai 4 kartus žemečnečka? Nu, mažesnės? Nieko, broli, užauksi. Reikia tik šiek tiek pagalbos. Tam ir yra dvynių projektai. Vyresnysis, aukštesnysis dvynys visada pagelbės savo mažajam. O dabar Lietuva padės Moldovai. Nu, broličečka, aš vis tiek nesuprantečka, nu. O tai ką ten darys tie lietuvečka? Nu, broliuk, nu, jūsų sesės brolečka, ką darys lietuviai? Supranti? Projektas suplanuotas 2 meteliams. Lietuviai padės Moldovai remianti savo sukauptą patirtimą Europos Sąjungoje, modernizuoti valstybės tarnybą. Jie padės stiprinti vyriausybės kanceliarijos ir įvairių valstybinių institucijų sektorių. Taip pat rūpinsis personalo gebėjimais. Bet tai čia... Tai čia atrodo labai brangečka. Čia brangečka labai brangu, nu, brolečka. Oi, Europos Sąjunga rūpinasi savo mažiukais. Todėl nieko jiems negaili. Projekto vertė yra 1 300 000 eurų. Tačiau po 2 metų mažasis broliukas gi užaugs ir galės pats ir kitiems padėti. Ir aš ten buvau, kaip sakoma, eurų kišenėje neturėjau, bet laiką gerai praleidau. Ačiū broliams Gedrinovičiams, o jūs niekur neišeikite, nesgi dar laukia sporto ir orų naujienos. Taigi, iki susitikimo kitą metą. Iki. Žinot, aš dar repetuoju. Nes dabar kalėdom artėjant kalėdų senelis tokį konkursą surengė, geriausia nykštuką rinks. Toks netradicinis konkursas, žinot. Jeigu jums, mėly projektų vykdytojai, patinka netradiciniai konkursai, kaip tik vieną tokį žinau ir jums. Dalyvaukite! Nu, palaukit, aš kaip nykštukas gal pradėsiu. Dalyvaukite sėkmės istorijų konkurse Žingsniai 2014. Žinotgi, žingsnis po žingsnio ir Lietuva gražėja ne žingsniais, o sieksniais. Šuoliais tiesiog. Opa!
Todėl jau greitai konkurso laimėtojų istorijos kartu su vienu žinomu žurnalu pasklis po visą Lietuvą. Jūsų projektų rezultatai pasieks kiekvieno lietuvio akis ir ausis ir širdis. Nedelskite, nes gruodžio 10 jau kviesime į iškilmingąją apdovanojimų ceremoniją. Ho, ho, ho! Štybiški, Šįkart orų rubrikoje kalbėsime apie verslo klimatą ir apžvelgsime, kokie vėjai stūgaus 2014-2020 metų finansavimo laikotarpiu. O naujojų laikotarpiu verslo įmonės galės teikti paraiškas pagal prioriteto visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas priemonės. Na ką, 4, 3, 2, 1, opa! O, taip, naujieji metai! Naujas finansavimo laikotarpis, nauji projektai, tikrai įspūdinga. Verslininkai, lėšos bus skiriamos būtiniausiams dalykams, tokio būtinumo kaip slidžių kelių barstymas žiemą, lėšos bus skiriamos socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimui, įsidarbinimo galimybių ir bendruomenių socialinės integracijos didinimui, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo, vietos valdžios ryšius, bus gerinama ir verslo reguliavimo aplinka. Taigi, oro sąlygos jums, brangieji, pačios geriausios. Sinoptiko garbės žodis. Na ką? Opa! Matot? Sakiau.